Nojaus laikais buvo akivaizdžių nuosmukio ženklų, tačiau žemė vis dar buvo turtinga ir graži Dievo apvaizdos dovanomis. Kalvos buvo karūnuotos didingais medžiais, laikydamos vaisiais apkrautas vynmedžių šakas. Plati, sodai panaši lyguma buvo apgaubta žalia augmenija ir saldi tūkstančių gėlių kvapu. Žemės vaisiai buvo didžiulėje įvairovėje ir beveik be ribų. Medžiai gerokai pranoko dydžiu, grožiu ir tobulomis proporcijomis, bet kurie dabar gali būti randami. Jų medis buvo smulkios tekstūros ir kietos medžiagos, labai panašus į akmenį ir beveik nemažiau patvarus. Auksas, sidabras ir brangakmeniai buvo gausybėje. Žmonija vis dar išlaikė daug savo ankstyvojo gyvybingumo, tačiau praėjo kelios kartos nuo tada, kai Adomas turėjo prieigą prie medžio, kuris turėjo pratęsti gyvenimą, o žmogaus egzistencija vis dar buvo matuojama šimtmečiais. Jei tie ilgai gyvenę žmonės su savo retomis galimybėmis planuoti ir vykdyti būtų atsidavę Dievo tarnystei, jie būtų padarę savo Kūrėjo vardą šlovę žemėje ir būtų įvykdę tikslą, dėl kurio jis jiems suteikė gyvenimą. Bet jie to nepadarė. Buvo daug milžinų, didelio ūgio ir jėgos vyrų, garsėjančių išmintimi. Įgudę kurti pačius išradingiausius ir nuostabiausius darbus, tačiau jų kaltė dėl nuodėmės išlaisvinimo buvo proporcinga jų įgūdžiams ir protiniams sugebėjimams. Dievas suteikė šiems žmonėms daug ir turtingų dovanų, tačiau jie naudojo jo dovanas, kad pašlovintų save ir pavertė jas prakeiksmu, skirdami savo meilę dovanoms. Vietoj davėjo. Jie naudojo auksą ir sidabrą, brangakmenius ir pasirinktinį medį, statydami savo gyvenamasias vietas ir stengėsi lenkti vieni kitus, puošdami savo namus pačiu įgudusiu meistriškumu. Jie siekė tik patenkinti savo išdidžių širdžių troškimus ir mėgavosi malonumų ir piktybės scenomis. Nenorėdami išlaikyti Dievo savo žinioje, greitai ėmė neigti jo egzistavimą. Jie garbino gamtą vietoj gamtos Dievo, šlovino žmogaus genijų, garbino savo pačių rankų darbus ir mokė savo vaikus klauptis prieš iškaltę atvaizdus. Ir po gerų medžių šešėlių jie pastatė savo stabų altorius. Plati giraitė, kuri visus metus išlaikė savo lapiją, buvo skirta melagingų dievų garbinimui. Šios giraitės buvo susijusios su gražiais sodais. Jų ilgos vingiuotos alėjos, apgaubtos vaisiais nešančių medžių visomis rūšimis, puošė skulptūros ir buvo aprūpintos viskuo, kas galėjo džiuginti pojūčius. Arba tarnauti žmonių malonumams ir taip viliojant juos dalyvauti stabmeldiškame garbinime. Melstojai melagingiems dievams apdovanojo savo dievybės žmogiškais bruožais ir aistromis, taip jų charakterio standartas buvo sumažintas iki nuodėmingos žmonijos atvaizdo. Dievas matė, kad žmonių nedorybė buvo didelė žemėje ir kad kiekviena širdies mintis buvo nuolat tik pikta. Žemė taip pat buvo sugadinta prieš Dievą ir žemė buvo pilna smurto. Dievas buvo davęs žmonėms savo įsakymus kaip gyvenimo taisyklę, tačiau jo įstatymas buvo pažeistas, o kiekviena įmanoma nuodėmė buvo to rezultatas. Žmonių nedorybė buvo atvira ir drąsi, teisingumas buvo mindomas dulkėse, o engiamųjų šauksmai pasiekė dangų. Pasaulis buvo savo kūdikystėje, tačiau nedorybė tapo tokia gili ir plačiai paplitusi, kad Dievas nebegalėjo to pakęsti. Ir jis pasakė, aš sunaikinsiu žmogų, kurį sukūriau nuo žemės paviršiaus. Jis paskelbė, kad jo dvasia ne visada stengsis sukaltų žmonių giminės. Jei jie nesustos teršti pasaulio ir jo turtingų turtų savo nuodėmėmis, jis ištrins juos iš savo kūrinijos ir sunaikins dalykus, kuriais džiaugiasi juos palaimindamas. Jis nušluotų laukinių gyvūnų ir augmenijos, kuri teikia tokį gausų maisto tiekimą.
ir paverstų jų gražią žemę viena didžiulę dykuma ir sugriovimu. Šimtas 20 metų prieš potvynį viešpats per šventą angelą paskelbė Nojui savo tikslą ir nurodė jam statyti arką. Statydamas arką, jis turėjo skelbti, kad Dievas atneš vandens potvynį ant žemės, kad sunaikintų piktuosius. Tie, kurie tikės žinia ir ruošis tam įvykiui atgailaudami ir reformuodamiesi, turėtų rasti atleidimą ir būti išgelbėti. Dievas Nojui davė tikslius arkos matmenis ir aiškias instrukcijas dėl jos statybos kiekvienu aspektu. Žmogiška išmintis negalėjo sukurti tokios didelės stiprybės ir ilgaamžiškumo struktūros. Dievas buvo dizaineris, o Nojus meistras statytojas. Ji buvo 3 aukštų su tik vienomis durimis, kurios buvo šone. Šviesa patekdavo pro viršų, o skirtingi kambariai buvo taip išdėstyti, kad visi būtų apšviesti. Medžiaga, naudojama arkos statybai, buvo kiparisų arba gopfer mediena, kuri 100 metų nebuvo paveikta puvimo. Šios milžiniškos struktūros statyba buvo lėtas ir varginantis procesas, tačiau pati arka negalėjo atlaikyti audros, kuri turėjo užgriūti žemę. Tik Dievas galėjo išsaugoti savo tarnus audringose vandenyse. Tikėjimu Nojus, gavęs Dievo įspėjimą apie dar nematytus dalykus, buvo sujaudintas baimės, paruošė arką, kad išgelbėtų savo namus, kurie jis pasmerkė pasaulį ir tapo teisumo, kuris yra per tikėjimą, paveldėtoju. Kol Nojus skelbė savo įspėjimo žinią pasauliui, jo darbai liudijo apie jo nuoširdumą. Taip jo tikėjimas buvo tobulinamas ir tapo akivaizdus. Jis davė pasauliui pavyzdį, kaip tikėti tuo, ką sako Dievas. Viską, ką turėjo, jis investavo į arką. Statydamas tą milžinišką valtį sausumoje, minia žmonių atėjo iš visų pusių, kad pamatytų tą keistą reginį ir išgirstų nuoširdžius, ugnies kupinus vienintelio pamokslininko žodžius. Kiekvienas smūgis suduotas į arką buvo liudytojas žmonėms. Vis dėlto, jie nesikreipė į Dievą su tikra atgaila. Jie nenorėjo atsisakyti savo nuodėmių. Per laiką, kuris praėjo iki potvynio, jų tikėjimas buvo išbandytas ir jie nesugebėjo ištverti šio išbandymo. Nugalėti vyraujančio netikėjimo, jie galiausiai prisijungė prie savo buvusių draugų, atmesdami rimtą žinią. Kai kurie buvo giliai įtikinti ir būtų atsižvelgę į įspėjimo žodžius, tačiau buvo tiek daug, kurie juokėsi ir šaipėsi, kad jie pasidavė tam pačiam dvasiškai. Tos kartos vyrai nebuvo visi. Pilniausia šio žodžio prasme – stabmeldžiai. Daugelis prisipažino esantys Dievo garbintojai. Jie teigė, kad jų stabai buvo dievybės atvaizdai ir kad per juos žmonės galėjo gauti aiškesnį, dieviškojo būtybės supratimą. Kai jie stengėsi vaizduoti Dievą per materialius objektus, jų protai buvo apakinti jo didybės ir galios. Jie nustojo suvokti jo charakterio šventumą ar šventą, nekintančią jo reikalavimų prigimtį. Kai nuodėmė tapo bendra, jie atrodė vis mažiau nuodėminga ir galiausiai jie paskelbė, kad dieviškasis įstatymas nebėra galiojantis, kad bausti už pažeidimus prieštarauja Dievo charakteriui ir jie neigė, kad jo teismai turėtų būti vykdomi žemėje. Jei tos kartos vyrai būtų paklusę dieviškajam įstatymui, jie būtų atpažinę Dievo balsą savo tarnų įspėjime. Tačiau jų protai tapo tokie apakinti atmetus šviesą, kad jie iš tikrųjų tiki, jog Nojaus žinia yra iliuzija. Dešiniųjų pusėje nebuvo daugybė ar daugumos. Pasaulis buvo nusistatęs prieš Dievo teisingumą ir jo įstatymus, o Nojus buvo laikomas fanatiku. Pasaulis linksminosi dėl apgautų senuko kvailystės.
Vietoj to, kad nusižemintų prieš Dievą, jie tęsė savo nepaklusnumą ir nedorą elgesį, lyg Dievas nebūtų kalbėjęs jiems per savo tarną. Bet Nojus stovėjo kaip uola audros viduryje. Apsuptas visuomenės paniekos ir šaipimosi, jis išsiskyrė savo šventų sąžiningumu ir nepajudinamais ištikimybės principais. Jo žodžius lydėjo galia, ryšys su Dievu. Padarė jį stiprų begalinės galios jėgoje, kol 120 metų jo rimtas balsas skambėjo tos kartos ausyse. Kalbant apie įvykius, kurie, kiek žmonių išmintis galėjo spręsti, atrodė neįmanomi. Pasaulis prieš potvynį mąstė, kad šimtmečius gamtos įstatymai buvo nekintami. Pasikartojančios sezonų kaitos atėjo savo tvarka. Iki šiol lietus niekada nebuvo kritęs. Žemė buvo laistoma rūko ar rasos. Bet savo užsispyrusių pasipriešinimų sąžinės priekaištams, ta karta užpildė savo nedorybės matą ir tapo pasiruošusi sunaikinimui. Jų bandomasis laikotarpis buvo ant išnykimo slenksčio. Nojus ištikimai vykdė nurodymus, kuriuos gavo iš Dievo. Laivas buvo baigtas. Kiekvienoje dalyje, kaip viešpats buvo nurodęs ir buvo pripildytas maisto žmonėms ir gyvuliams. Ir dabar Dievo tarnas padarė savo paskutinį rimtą kreipimąsi į žmones. Su tokia kančia ir troškimu, kurio žodžiais neįmanoma išreikšti, jis maldavo jų ieškoti prieglobsčio, kol dar buvo galima. Iš visų pusių, tiek žiauriausi, tiek švelniausi gyvūnai buvo matomi ateinantys iš kalnų ir miškų, tyliai artėdami prie arkos. Buvo girdėti triukšmas, tarsi skubantis vėjas, ir štai paukščiai plūdo iš visų pusių. Jų skaičius temdė dangų, o jie, laikydamiesi tvarkos, ėjo link arkos. Gyvūnai pakluso Dievo įsakymui, o žmonės buvo nepaklusnus. Vadovaujami šventųjų angelų, jie ėjo po 2 pas Nojų į arką, o švarūs gyvūnai po 7. Pasaulis stebėjo su nuostaba, kai kurie su baime. Filosofai buvo kviečiami paaiškinti šį nepaprastą įvykį, bet veltui. Tai buvo paslaptis, kurios jie negalėjo suprasti. Dievas įsakė Nojui, ateik tu ir visa tavo šeima į arką, nes tave esu matęs teisų priešais mane šioje kartoje. Nojaus įspėjimai buvo atmesti pasaulio, tačiau jo įtaka ir pavyzdys atnešė palaiminimus jo šeimai. Kaip atlygį už jo ištikimybę ir sąžiningumą, Dievas išgelbėjo visus jo šeimos narius kartu su juo. Gailestingumas buvo nutraukęs savo maldavimus už kaltą rasę. Lauko gyvūnai ir dangaus paukščiai buvo įėję į prieglobstį. Nojus ir jo šeima buvo arkos viduje, o viešpats uždarė juos. Pasirodo akinančios šviesos blyksnis, o iš dangaus nusileidžia šlovės debesis, ryškesnis už žaibą ir sustoja prieš arkos įėjimą. Didžiulės durys, kurių neįmanoma buvo uždaryti tiems, kurie buvo viduje, lėtai buvo uždarytos į savo vietą nematomomis rankomis. Nojus buvo uždarytas, o Dievo gailestingumo atmetėjai buvo uždaryti lauke. Dangaus antspaudas buvo ant tų durų. Dievas uždarė jas ir tik Dievas galėjo jas atidaryti. 7 dienas po to, kai Nojus ir jo šeima įžengė į arką, nebuvo jokių ženklų apie artėjančią audrą. Bet 8 dieną tamsus debesys apgaubė dangų. Po to sekė murmėjimas, tarsi griaustina ir žaibo blyksniai. Netrukus pradėjo kristi dideli lietaus lašai. Pasaulis niekada nebuvo matęs nieko panašaus ir žmonių širdys buvo prispaustos baimės.
Visi slapta klausė, ar gali būti, kad Nojus buvo teisus, o pasaulis pasmerktas sunaikinimui. Dangus tamsėjo vis labiau, o lietus krito vis greičiau. Žvėrys klaidžiojo su didžiausiu siaubu ir jų nesuderinamu šauksmu. Atrodė, kad jie dejuoja dėl savo likimo ir žmogaus likimo. Tada didžiojo gilumo šaltiniai buvo atidaryti, o dangaus langai praverti. Iš debesų atrodė, kad vanduo liejasi galingais kriokliais. Upės išsiveržė iš savo ribų ir užliejo slėnius. Vandens srovės su neapsakoma jėga išsiveržė iš žemės, išmetant didžiulius akmenis 100 pėdų į orą, o šie krisdami giliai įsikūrė žemėje. Altoriai, ant kurių buvo aukojamos žmogaus aukos, buvo nuversti, o garbintojai pradėjo drebėti prieš gyvojo Dievo galybę. Ir žinoti, kad jų sugriovimas ir stabmeldystė buvo tai, kas privertė juos sunaikinti. Kai audros smarkumas didėjo, medžiai, pastatai, akmenys ir žemė buvo mėtyti į visas pusės. Žmonių ir gyvūnų siaubas buvo neapsakomas. Virš audros ūžesio buvo girdimas žmonių, kurie niekino Dievo autoritetą, verksmas. Kiti buvo beprotiškai išsigandę, tiesdami rankas link arkos ir maldaudami, kad juos įleistų. Bet jų maldavimai buvo bevaisiai. Sąžinė pagaliau buvo pažadinta, kad žinotų, jog yra Dievas, kuris valdo danguje. Kai kurie desperacijoje bandė įsilaužti į arką. Bet tvirta konstrukcija atlaikė jų pastangas. Kai kurie laikėsi arkos, kol juos nunešė sūkurio vandens, arba jų laikymasis buvo nutrauktas susidūrus su akmenimis ir medžiais. Didžioji arka drebėjo kiekvienu pluoštu, kai ją smarkiai plakė negailestingi vėjai ir mėtydavo iš bangos į bangą. Viduje esančių gyvūnų šauksmai išreiškė jų baimę ir skausmą, tačiau tarp besipriešinančių stichijų arka ir toliau saugiai plaukė. Kai kurie žmonės prisirišo savo vaikus ir save prie galingų gyvūnų, žinodami, kad šie yra atkaklus ir kad pakils į aukščiausią vietą, kad išvengtų kylant vandens. Kai kurie prisirišo prie aukštų medžių kalvų ar kalnų viršūnėse. Viena po kitos vietos, kurios žadėjo saugumą, buvo apleistos. Kai vanduo kilo vis aukščiau, žmonės bėgo ieškoti prieglobsčio į aukščiausias kalnas. Dažnai žmogus ir gyvūnas kartu kovodavo dėl plūdurų, kol abu būdavo nušluoti. Iš aukščiausių viršūnių vyrai žvelgė į beribį vandenyną. Dievo tarnų rimti įspėjimai jau nebeatrodė kaip juokų ir pašaipų tema. Kaip tie pasmerkti nusidėjėliai troško galimybių, kurias jie buvo nuvertinę. Kaip jie maldavo dėl 1 valandos atidėjimo, dar vienos malonės privilegijos, dar vieno kvietimo iš Nojaus lūpų. Bet saldaus malonės balso jie jau nebegirdėjo. Meilė, ne mažiau kaip teisingumas, reikalavo, kad Dievo teismai sustabdytų nuodėmę. Keršijantis vandenys užliejo paskutinį prieglobstį, o Dievo niekintojai žuvo juodose gelmėse. Dievo žodžiu, pasaulis, kuris tada buvo užlietas vandens ir žuvo. Bet dangus ir žemė, kurie dabar yra tuo pačiu žodžiu, yra saugomi, rezervuoti ugniai prieš teismo dieną ir nedorėlių pražūtį. Dar viena audra artėja ir nuodėmė bei nusidėjėliai bus sunaikinti.